Labas, šitame video gydytoja paaiškins, kodėl autoimuninės ligos yra dažniau būdingos moterims. Sužinosite apie sisteminį autoimuninių ligų poveikį visam organizmui ir kaip uždegiminės organizmo reakcijos, imuninės tolerancijos nebuvimas yra susijęs su jungiamojo audinio pokyčiais. Perprasite, kaip lėtinės ilgalaikės stresinės būsenos gali lemti autoimuninės ligos atsiradimą ir paūmėjimą. Atskleisime, iš kokių organizmo požymių galime atpažinti virusinę infekciją ir kaip imuniniai sutrikimai yra susiję su virusinėmis infekcijomis. Išsiaiškinsite, kokias hipotezes kelia šiuolaikiniai medikai aiškindamiesi autoimuninių ligų kilmės priežastis ir kokie nesudėtingi mitybos ir gyvensenos pokyčiai gali padėti pagerinti būklę autoimuninių ligų atveju. Na, o dabar spaudžiame mygtuką prenumeruoti ir nykščio mygtuką apačioje ir perduodu žodį gydytojai Birutei Čijunskienei. Autoimuninės ligos, jau vien pavadinimas auto, tai būtų aišku ne mašina, auto tai yra aš, tai esu aš, tai mano kūnas, tai autorius, ar kaip čia sutrumpintai, imuninės, reiškiasi tema, kuri liečia imunitetą. Kalbėti apie autoimuninės ligas mes turbūt išdrįsome pakelti ją ir jinai yra tokia kompleksinė. Mes turime daug žinoti apie patį imunitetą, apie jungiamąjį audinį, kuris yra jungiamojo audinio temos praktiškai yra mažai kur akcentuojamos, taip kaip ir mano paliesta anksčiau skaitytos paskaitos apie limfą. Turime žinoti uždegiminį procesą, nes čia jis įjungtas. Turime žinoti savo žarnyną, o jeigu kas liečia žarnyną, tai turime žinoti ir apie savo mitybą, apie pokyčius, apie gyvenimo būdą ir panašiai. Čia yra tiesiog kompleksas, buketas visų susikaupusių mūsų per gyvenimą problemų. Ir tai yra, kai imuninė sistema tarsi išeina iš savo normalios paskirties, veiklos, jinai, kaip mes sakome, praranda orientaciją, pradeda naikinti nuosavus savus organizmo audinius. Ir bet koks organizmo audinio ar ląstelės suirimas be abejo mums atsiliepia. Ir čia jau kai kurie dalyviai pareiškia, kad labai jaučia nuovargį, labai jaučia silpnumą. Būtent tai ir buvo tų citokinų ataka į mūsų mitochondrijas, o mūsų mitochondrijos covidinės tos paveiktos atakos, energetinės stotelės, mes nebeturėjome energijos, kuom skundėsi mūsų pacientai, kad tiesiog raumenų judesių ir aktyvių, tokių, kokių galėjo turėti tokios jėgos raumenų, nebeliko. Ir tie pėdsakai, dabar vadinami postcovidinių sindromų, tikrai yra paliesta mūsų organizmo imuninė sistema. Ir tos autoimuninės ligos surištos su uždegimais ir su imunologiniu atsaku būtent jungiamajame audinyje. Ir šalia jungiamojo audinio niekas organizme nėra izoliuotas. Tai yra ir raumenų grupės, ir skeleto kaulinės struktūros, ir įvairūs kiti audiniai, ląstelės ir organai. O jungiamasis audinys, tai mes žinome kaip kapsulė, kaip voratinklis, jisai visame kūne palaiko mūsų audinius ląsteles, tiesiog kaip supakuoja į tam tikrą struktūrą, kad nebūtų susiliejimo, atskiria per fascijas, per raiščius, įvairias jungtis netgi padaro. Ir todėl tos imuninės ligos turi net tokį labai sunkiai įsivaizduojamą sisteminį poveikį. Sisteminį, todėl kad, pavyzdžiui, reumatu sergant, mums skauda sąnariai, bet mums tai liečia ir kraujagyslės, liečia ir širdies kraujagyslės, ir aortas, ir širdies raumenį, ir kaip mes reumatinės ligas, kai pradėdavom jas nagrinėti, tai pradžioje sakydavom, kad tas streptokokas
iš tonzilų pakenkia širdį, o paskui jau ir nukeliauja iki sąnarių. Tai jau toks klasikinis mums buvo ir studijų metais žinomas, bet tada dar nesivadino, kad tai autoimuninis reumatoidinis poliartritas ar panašiai, kaip mes šiandien jau kalbame. Ir apima, tiesiog pažeidžia imuninės sistemos tas hiperreaktyvumas, jisai nenuspėjamas, kuriam organe, kuri vieta pas mus genetiškai yra silpna ir kur mes galime tą taikinį sulaukti. Ir dėja šioje srityje autoimuninių ligų pirmauja moteris. Teigiama, kad tai yra hormonų mūsų estrogeno pasekmė. Ir labai sudėtingi tokie bus pasakyti mano terminai, bet jų nepasakyti negaliu, nes jau turim pratintis ir prie tų tokių, kaip mes sakome, ką mes nustatydami autoimuninės ligas, tirdami, randame tokius antinuklearinius antikūnius, reiškiasi nuklearus, tai yra brandolys. O jeigu randame anti, tai reiškia prieš brandolį nukreiptus antikūnius. Čia jums tie terminai bus labai sudėtingi, tikrai atsiprašau. Ir man jie yra, ir mes juos mokomės. Bet kitaip tos temos giluminės patirties šiandien nesuvoksime, jeigu neįsime į tą gilį. Ir ką siekia gydytojai ir sveikatos specialistai, gyvensenos sveikatos specialistai. Jau netrukus grįšime prie gydytojos paskaitos. Jeigu ieškote ne tik žinių, bet ir praktinių įrankių, kaip pasirūpinti savo jungiamųjų audiniu, kaip papildyti kolageno atsargas, pagerinti odos, plaukų, nagų, sąnarių būklę, maitintis sveikiau ir būti fiziškai aktyvesniais, apačioje po šituo video palikau jums specialią nuorodą. Prisijungę prie kolageno prenumeratorių bendruomenės, kas mėnesį ne tik gausite jūrinio kolageno pakuotę, bet taip pat mitybos planus, online sporto programas, sveikatingumo ir psichologijos kursus, kurie pakels jūsų sveikatą į kitą lygį. Kolageno prenumeratą ateinančias 72 valandas įsigysite net su 85% nuolaida. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite jau dabar. Šiai dienai daugelis turbūt esate susidūrę ar skaitę, kad praktiškai tai yra ligos, kurios turi savo šviesius periodus, tą vadinamą mūsų mediciniškai remisiją turi ir turi paūmėjimus ir kartojasi. Ir būtent gydymo tikslas yra prailginti kuo ilgiau tą periodą, kada išnyksta visi šitie simptomai. Arba jie, o dar idealiau, kad jie niekada negrįžtų. Ir būtent tas jungiamasis audinys, kaip aš jau minėjau, noriu ir parodyti šitoj skaidruoliai, kaip gali būti paveiktas mūsų organizmas ir kuris organas yra silpniausias, ten turbūt ir susikaupė ta problema. Ir kad šiandien aptarti apie 100 ligų, tų autoimuninių, Laura sakė 80, dėja mano autoriai matote, kaip rašo, kad jau yra virš 100 šitų ligų. Tai tikrai bus neįmanoma, tiesiog neįmanoma ir atsakyti į kiekvieną jūsų rūpimą klausimą. Tik tai noriu, kad išsineštumėte iš šios dienos paskaitos bendrą supratimą, koks mechanizmas vystosi, kas pažeista ir kaip savo galėtumėm bent minimaliai iš mūsų visų pastangų, iš gyvensenos pakeitimo savo padėti. Tai žiūrėkite, jeigu tai yra smegenų ląstelės, tai bus išsėtinė sklerozė, nes jungiamasis audinys, kur yra smegenis nervų, kaip sakyti, eina kaip laidai, jie turi tą muftą tokią apsaugą. Ir tai išsėtinė sklerozė, būtent čia tas jungiamasis jų audinys, kuris apsaugo tą nervinės ląstelės, būtent tarpai atsiranda ir tas nervinis impulsas nebeina taip tvarkingai ir dėl to sunkiausia išsėtinės sklerozės pasekmė, tai yra invalidumas, praktiškai nervinis impulsas nebegali ateiti iki raumenų.
ir sutrikdo raumenų judesius. Jeigu tai ateina į mūsų problema, kuriasi žarnyne, tai yra ir celiakija, ir Krono liga, ir opinis kolitas, taip vadinamos lėtinės uždegiminės ligos. Man kaip gastroenterologė šitas sritis labai jau yra pažįstama ir ją nagrinėdama labai daug susipažinau su autoimuniniam ligom, o turbūt daugiausiai ir jūsų tarpe, ir aplinkoje girdite autoimuninis tiroiditas, kad gali būti gūžys padidintas arba Hašimoto dar ligos vadinamos, netgi sutrikdo reumatoidinis artritas, paliečia sąnarius, stuburą ir slankstelius, netgi gali būti polimialgija, raumenų silpnumas irgi, odos daugiausia turbūt, ką mes vidaus organuose daug ko nematome, kad ir tos pačios nervinio audinio mes nematome, o odoje bet kokį pokytį, bet kokį pakilimą, bet kokį paraudimą, patinimą ar išbėrimą mes iš karto matome, o jeigu dar eina su kokiu niežuliu, su besilupančia oda, su pleiskanojimu, tai tikrai mes šitą signalą turime, išgyvename labai akivaizdžiai. Ir be abejo netgi paliečia ir kvėpavimo sistemą. Tai yra dar kitaip, kada tyrinėsite ir skaitysite, galite rasti tokį įsireiškimą, kad tai autoimuninės lygos yra, anksčiau jos nebuvo vadinamos autoimuninėm, o buvo priskirtos prie uždegiminių kalogenozių. Kas tai yra kalogenozės? Kalogeną jau tikrai daug žinote, daug paskaitų teko kalbėti. Tai būtent tas jungiamojo audinio struktūrinė dalis ir yra kalogenas. Ir tie jungiamojo audinio baltymai, kalogenas, elestinas, tą struktūrą būtent ir pažeidžia tos ligos. Ir šalia esančių ląstelių branduolių irimas susikaupia tokie jau irstantis produktai, būtent imunitetas į tos irstančius nuosavus produktus reaguoja kaip į svetimkūnį. Ir sukelia tokią vadinamą uždegiminę reakciją, kur aišku, kur uždegimas, ten jau jūs irgi žinote, uždegimą irgi esu aiškinusi, kad čia visada bus ir bakterijos, ir virusai, ir įvairūs patogenai, kokie pas mūsų būna kartais draugiški, o kai tokiu atveju jie tampa mums netgi kenksmingi. Ir tas imuninės tolerancijos nebuvimas nuosavam audiniui būtent ir kliniškai pasireiškia, dėl ko formuojasi tie mums taip sudėtingai įvardyjami antinukleariniai antikūniai, reumatoidinis faktorius, kas jau tyrėtės dėl sąnarių uždegimo, tai galbūt girdėjote, kad jūsų tas faktorius yra padidėjęs, įvairūs kiti imuniniai kompleksai. Aišku, čia yra medikų prerogatyva, bet mano auditorija tikrai yra aukšto lygio ir tuos terminus, manau, jau esate, ypač kas jau su tom ligom susiję ir žinote tų tyrimų pokyčius. Ir tos kalogenozės arba jungiamojo audinio ligos išvardintos, kaip matote, čia tikrai ne visas 100 ir daugiau. Tai tos pagrindinės, kur jūs ir prisistatėte, kad jūs vargina ten ir reumatoidinis artritas, sisteminė raudonoji vilkligė, dermatomiozitas, sklerodermija, psoriazės tikriausiai labai daug, ankilozuojantis spondiloartritas, kada jau suauga tiesiog stuburo slanksteliai dėl tų uždegiminių procesų. Taip pat sisteminis vaskulitas, kai kraujagyslėse vyksta tas uždegimas, Sjorgeno sindromas, tai yra kada paliečiamos liaukos, burnoj, seilių liaukos, pirmiausiai labai išsausėja gleivinės ir lėtinės uždegiminės žarnyno ligos, kur minėjau, Kronas, opinis kolitas. Be abejo, šiai dienai labai aktualu ir labai daug žinome apie celiakiją, apie gliuteno netoleravimą. Celiakija tai yra, kada jau absoliučiai mes negalime nei gramo to gliuteno, o gliuteno netoleravimo tai yra tiesiog toks jau klinikinė išraiška per mūsų virškinamąjį traktą.
Ir virusinė infekcija čia vaidina labai didelį vaidmenį. Mes organizmegi pažįstame tą virusinę infekciją iš mums taip artimai ir nuolat besikartojančio herpes viruso. Jūsgi žinote, kad tai yra miegantis virusas ir jisai išryškėja, suaktyvėja tada, kada yra kažkokia nepalanki būsena mūsų organizme. Tai lygiai taip pat Epšteino-Baro virusas paauglystėje, jaunystėje, kai kurie autoriai tai vadina netgi bučinių liga, per seilių liaukas perduodamas virusas ir tuo metu gydytojai mums gali užrašyti tokią diagnozę mononukleozę, būtent šito viruso pasiekmė, bet jisai išlieka mūsų organizme ir vėlgi gali laukti to momento, kada pasireikšti ir aišku, tai iškraipo tą mūsų imuninę sistemą, kada nuolat sėdi kažkoksai pavojingas agentas viruso pavidalu ir nuolat imuninė sistema matomai išsenka, jinai pavargsta jį stebėti ir galiausiai paleidžia jį saviraiškai. Be abejo, turi įtakos tos, netgi čia parašiau, vėlgi jums sudėtingas tas medicininės išraiškas, kad tai yra specifinių leukocitų nustatymas, kaipgi mes galim tas ligas diagnozuoti, be šitų tyrimų, šitie tyrimai atspindi ląstelinį lygį, todėl mums labai sunku ir auditorijai tą pateikti ir išaiškinti, ką tas reiškia, va, kiekvienas tas trumpinys, čia yra antiek ištirtos molekulės, kas vyksta ląstelėje, kokia ląstelės dalis yra suirusi ir prieš kurią susiformuoja koks ar antikūnis. Ir netgi prie kalogeną pažeidžiančių ligų priskiriamas netgi ir skorbutas. Atsimenat, kad kraujagyslių pralaidumas, kraujuoja dantenos, o šiai dienai tos ligos jau mes kaip ir tokios išreikštos ir neturime, bet kraujuojančių dantenų turbūt daug, turbūt to vitamino C mums vis tiek reikėtų pasisemti. Paplitimas, tai mes nesam išimtis, gaila neparodžiau viso pasaulio žemėlapio, tai žinokite, jeigu žiūrėtumėm pasaulio žemėlapį, tai daugiausiai autoimuninių ligų yra išsivysčiusiose šalyse ir daugiau į šiaurę link pusiaujo, tai dėl ko mokslininkai nutarė, kad čia turi įtakos ir labai stipriai turi ir mūsų vitaminas D, apie kurį aš jį kartoju, kad išsitirkite, nebūkite deficitiniai būkliai, šiais laikais tai būtų nusikaltimas prieš save. Tai pažiūrėkime, kaip paplitimas, čia yra amerikiečių statistika, jie tiksliausiai, kaip pasakyti, tiksliausiai, netiksliausiai, bet jie labai mėgsta statistiką ir tos statistiniais duomenimis dažniausiai mes ir naudojamės. Čia yra nurodyta metai ir skaičiuota nuo 2001 iki 2022 ir prognozės iki 3 metų, kiek bus išleista, ten viskas yra matuojama pinigais, kiek bus išleista pinigų ir matote, kad ta kreivė šuoliuoja sparčiai į viršų, milijardais dolerių kyla, reiškia, tų susirgymų daugėja ir galiu pasakyti, kad šitie susirgymai, tiek diagnostika, tiek gydymas yra vienas iš brangiausių. Tai todėl tie skaičiai ir yra labai aukšti. Ir čia noriu parodyti, kad dominuoja moteris, pažiūrėkite, raudona spalva. Jeigu tas, kur sakiau, Sjögren's sindromas, kur seilės ir gleivinės nebeskiria tos drėgmės, sausėja mūsų gleivinės, tai praktiškai vien pas moteris beveik pasireiškia. Tireoiditas, šitas gūžinis ir kiek jau išoperuotas skydliaukių yra vėlgi pas moteris. Sisteminė vilkligė, reumatoidinis artritas, išsėtinė sklerozė, celiakija, Krono liga, pirmo tipo diabetas irgi priskiriamas prie autoimuninių ligų, nes suirsta kasos Langerhanso salelės, o kasos Langerhanso salelės gamina insuliną. Jeigu insulino nėra, tai tada gliukozė mūsų kraujyje, kaip sakant, taps nevaldoma ir jos bus be galo daug ir turėsime leisti insuliną. Taip pat tas ankilozojantis spondiloartritas, gal jau čia praktiškai ateinam į pusę, daugiau į vyrų pusę.
Taigi tas pasiskirstimas pagal lytį yra aiškinamas, kad moterų daugumoje čia vaidina moterų, mesgi turime labai tą galingą moterišką hormoną, estrogeną, ir jo sutrikimai, esame apie jį kalbėję, turi didžiulę įtaką mūsų imunitetui, mūsų autoimuninės lygos, čia aš jau praktiškai apkalbėjau, kokie taikiniai gali būti, į bet kokį organą gali patekti šita problema. Ir išvardintos taip pat, tik čia vizualiai parodyti organai, taikiniai, kur mes turime problematiškas uždegiminius procesus, kur imunitetas mums jau nebepadeda, o tiesiog aktyvina tą uždegiminį procesą. Ir daugelis čia jau iš mūsų mačiau ir apie vitiligo kalbą, tai čia akivaizdžiai parodžiau, kaip atrodo tas, kada odos ląstelė nebegamina pigmento, ir psoriazė, kai yra per daug jau gamina šito odos atsisluoksniuojančio padengiamo sluoksnio dermos. Ir raudonoji vilkligė, bet aš manau, kad šitas matomas problemas tikrai greitai galima pastebėti ir žymiai greičiau gauti gydymą. Ir per pastaruosius dešimtmečius labai paryškėjo ir padaugėjo šitų susirgymų, ir autoriai, ir mokslininkai, ir medikai iškėlė tokią hipotezę, kad galbūt mes turime per daug sterilią aplinką. Yra iškelta tokia higienos teorija. Anksčiau buvo tokie sukėlėjai, kurie turėjo beta-gliukanų, ir tai vat tokie duodavo jau mums nuo gimimo, gyvenimo eigoje apsaugą. O ta higienos mūsų teorija, mes daug kur ir medicinoje naudojame ir tas dezinfekuojančias medžiagas, chloro labai daug naudojame, ne tik vandenyje, bet ir visur tualetuose ir panašiai, šveitikliuose. Tai tas didelis sterilumas šiandien irgi yra svarstoma, ar jis labai turi pas mus būti ir kiek tai saikingai mes turime turėti to kontakto su tais mūsų aplinkui dominuojančiais patogenais. Ir kai nesusidurėme su virusais ir bakterijom, kurie turi tos specialius apsaugos beta-gliukanus savo ląstelių sienelėse, o pasirodo tie beta-gliukanai, turbūt esate daug kas ir jau naudoja ir papildus, ir žinote, kur jie ieškoti. Jie turi tokią savybę stimuliuoti, moduliuoti imuninį atsaką, suformuoti normalų, stiprų imunitetą, sumažinti autoimuninės reakcijas, prisidėti prie geresnės organizmo būklės. Ir kodėl senovės kiniečių medicina labai siūlo ir tuos aukštesniųjų grybų preparatus, skaito, kad šitakė, meitakė, kordycepsas būtent turi to daug polisacharidų, kurie reguliuoja ir stiprina. Mūsų gerai žinoma ežiuolė, turtinga beta-gliukanais. Ir pažiūrėkite, koks čia gaunasi, kada sergame celiakija, mums praktiškai rekomenduoja nenaudoti nei miežių, nei kviečių, tų grūdinių kultūrų. Netgi, kada mes mokinomės, mūsų dėstytojai sakydavo, būkite atsargus ir su avižom, nes avižos kartais gali jų tarpe būti prisimaišę kviečių ir panašiai, bet mokslininkai nustatė, kad net 80% sergančių celiakija žmonių nereaguoja į avižas ir jas toleruoja ir gali naudoti, nes būtent ištirta, kad šitos avižos neturi to baltymo gliadino ir yra labai turtinga beta-gliukanais. Avižas, kai mes verdam, gaunasi tokios gleivės, o tos gleivės būtent ir yra čia sudarytos tokios kaip klijai, panašiai kaip kolagenas, skatinantis ir apsaugantis mūsų žarnyno gleivines. Tų priežasčių mokslininkai kol kas teigia, kad tai yra labai plačiai mes savo aplinkoje dabar naudojame įvairius pesticidus, herbicidus
ir tas mūsų glifosatas, rondapas buvo, kai dar Andriukaitis buvo Europos Sąjungos komisijos komiteto pirmininkas už sveikatos ir žiūrėkite aplinkos apsaugą, jisai buvo iškėlęs tą hipotezę, siūlė Europos Sąjungos šalim atsisakyti ir tik tai vienas Latvijų ūkininkas sutiko atsisakyti ir buvo iškelta sąlyga, kad iki tam tikro laiko, man atrodo, iki 25 metų buvo apsisprendimas, bet dabar žinote, kad šitas visas problemos užgoštos žymiai aktualesniam temam. Ir mes turime gražius laukus, gražų derlių, bet ant kiek visa tai ateina į mūsų mitybos grandinę ir kokias pasiekmes mes iš to turime, turbūt mes jau ir matome, nes tai yra kaip ir antibiotikas. Jeigu piktžolė neauga, tai reiškia, jinai yra labai, labai agresyvi ir stipri medžiaga. Ir neatmeta mūsų mokslininkai, kad šiuo metu mes esame labai didelėje stresinėje aplinkoje, kiek patys sukūrėme, kiek tie stresai ateina. Ir mano autoriai, kiek aš ruošiausi šitom paskaitom, tai sakė, kada klausia, kada jums liga prasidėjo, tai dažniausiai suriša su įvairiom netektim. Tai yra ir skyrybos, ir artimo žmogaus netektim, darbo netektim ir tos stresinės, lėtinės susitęsusios stresinės būklės išreguliuoja mūsų imuninė sistema. Ir mes apie stresą, apie miegą irgi kalbėjome ir kaip mums gali padėti. CBD turime tų preparatų ir su melatoninu jau išsinagrinėjome, ką mes galime savo padėti, tų priemonių turime. Tik aš tik tai išdrįstu dar koncentruotai priminti. Be abejo, kaip matote, šaknies šito medžio, šitų ligų centre stovi genetika ir dėja, ruošdamasi pranešimui, labai į ateitį mokslininkai žiūri pagalbą per genų modifikaciją, per modeliavimą genams. O kaip prieiti prie genų, jeigu jis randasi branduolyje, ląstelėje, jis randasi kaip kodas, labai apsaugotas, labai sunkiai prie jo prieiti, o dar sunkiau jį reguliuoti. Ir tie mokslai epigenetika būtent ir kalba, gyvensenos specialistai labai jau nagrinėja tas visas priemonės, kaip tą savo genetinį kodą atreguliuoti, atstatyti ir to paveldimumo, kad būtų kuo mažiau. Ir be abejo matome šitą virškinimo trakto sutrikimai, kadangi mano pagrindinė tema ir sustosim ties virškinimo traktu, kaip jį pagerinti. Apie pralaidų žarnyną tikrai turėjome jau paskaitą ir pažiūrėkite, kaip čia gražiai rodome šone, kaip atsiranda tas pralaidus žarnynas, kaip turime tokį baltymą zonuliną, kuris suklijuoja, o jeigu jo yra per daug, matote, kaip čia tarpai tarp žarnyno ląstelių atsidaro ir visas nedavirškintas mūsų maistas sugedęs ar nepanaudotas, visos virškinimo trakte esančios bakterijos ar po antibiotikų, kada įsivyrauja blogoji mikroflora, jie visi eina į vidinę organizmo terpę, o žarnynas būtent ir yra apsauga tarp išorinės aplinkos ir vidinės organizmo terpės. Ir jeigu šita apsauga yra suardoma, tai kalbos nėra, kiek svetimkūnių ir kiek nereikalingų medžiagų susikaupia mūsų kraujuje, susikaupia limfoje ir kadangi kraujas ir limfa yra tekantis, tai būtent jie ir nuneša į tos pačius mūsų silpniausius organus, šitos visus ir baltyminės medžiagas, ir toksinės medžiagas, ir patogenus. Ir be abejo, labai prašo visi susireguliuoti mūsų tą vadinamą cirkadinio ritmą, miegas, apie jį tiesiog žalioji dėžutė turbūt sąmoningai buvo išsidėstėme visas temas, kur šiandien aš privalau jas visas apjungti. Apie kiekvieną yra didžiausios, ilgiausios paskaitos.
o įsivaizduojate, kada jas reikia apjungti ir pritaikyti prie šios sudėtingos ligos, kaip ir prie onkologijos. Niekas iš mokslininkų dar negali atsakyti onkologijos priežasčių. Tai vadiname polietiologinė problema. Ką tas reiškia? Poli reiškia iš daug faktorių susidedanti problema, lygiai taip pat kaip ir onkologija, taip ir imuninės ligos, iš daug faktorių susidedančios. Ir kas šiandien nepersirgo, daleiskim, kad ir tuo pačiu COVID-u, kas neturėjo streso, kas neturi miego sutrikimų, tai mes esam bendravę, aptarę praktiškai visi ir štai ta išraiška šitų autoimuninių ligų šiandien mes turime jas išgyventi ir su jom susipažinti. Kas dar gali sukelti? Jaugi prie tų priežasčių rizikos faktorių priskiriama mityba. Daug jau mokinotės ir daug žinote apie priešuždegiminę mitybą, o būtent čia autoimuninėse ligose uždegimas vaidina labai didelį vaidmenį, kur uždegimas ten paraudimas, patinimas, funkcijos sutrikimas, skausmas ir panašiai, tai jau tuos 5 požymius esam irgi aptarę. Ir tuoj pat iškreipta organizmo reakcija, alergija, mes nebetoleruojam tokių maisto produktų, kurie ten mums nepažįstami galbūt iki šiol, dažikliai, saldikliai, konservantai, stabilizatoriai, kurių mes turime gana daug iš aplinkos, įkvepiamame ore, geriamajam vandenį ir panašiai. Ir dar iki šiol pas mūsų yra ir infekcijos, ir jos irgi keičiasi, mūsų bakterijos po antibiotikų mutuoja, jos nebereaguoja antibiotikus, jos tampa atsparios. Tai tiesiog kartais ir tos tikros fizinės traumos, ir kurią apkalbėjau, ta sterili aplinka, miego sutrikimai. Čia praktiškai dar tik noriu viską beveik aptariam, pažiūrėkite, dar ir rasę išskiria. Ir kada į Ameriką labai daug afroamerikiečių, tai jie irgi labai tenais jaučia. Kokie tie simptomai čia yra parašyti, pirminiai simptomai, panašiai. Tai yra pirmoje eilėje visi skundžiasi ir nuovargiu, virškinimo problemomis, raumenų skausmais, karščiavimu, odos pakitimais, bėrimais įvairiausiais. Kaip mums sako, oda kaip tas dangus, kaip žvaigždės, tai gali būti įvairiausių bėrimų. Dar įvardyja labai plačiai vitamino D problemą. Tikrai auditorijos prašau, įsitirkite, paukokite, ten sumažinkite kavos susitikimų su draugėm ar su konditerinių gaminių pirkimų sąskaitą, pasidarykite, išsitirkite vitamino D, nebūkite deficite labai. Ir apie vitaminą D nieks jau nebekalba, kad tai vitaminas D, tai yra, dar aš pakartosiu ir jums parodysiu skaidruolėse, tai hormonas. Ir cinko stoka, tai odos susirgimam, ligom, visom pūsleliniam, ir kas jau nuo seno turbūt žinot, būdavo visada cinko tepalas. Gali taip pat įtakoti ir vaistai, medikamentų mes sunaudojame be galo daug, ypatingai tų nesteroidinių priešuždegiminių, ibuprofenas, paracetamolis, truputėlį, kiek pas mane ateina pacientai, jau tą naudoja ir, aišku, mes esame irgi už, kad to skausmo nekentėti, to uždegimo, bet jeigu tai tampa pastoviu ir ilgalaikiu vartojimu, patikėkit, tie patys ibuprofenai ar paracetamoliai ar aspirinai ir panašiai, patys žinot, kad sukelia ir opaligės ir panašiai, ir paveikia žarnyno gleivinę. Ir žarnyno pokyčiai, disbakteriozė, jau iš mano paskaitų tikrai žinote, kad žarnynas didžiausias imuninis organas, netausoti jo, neprižiūrėti jo, tai būtų tikrai turint duomenis ir žinias šiai dienai naudoti vien tik tai baltų miltų gaminius, cukrų, konditeriją ir panašiai, kuri labai išsiplėtojo Lietuvoje. Man tiesiog gaila, kiek tenka lankytis mokyklose, kol dar iki pandemijos skaitydavom paskaitas, tai
šalia kaip mokykla, taip kioskelis, taip bandelių parduotuvė, taip koks prekybinis centras. Ir ką tie moksleiviai ir į paskaitą ateidavo su bandelė, su bulkutė. Ir būtent tas vaikas ir turėdavo, kuris jau turi viršsvorio. Nu, jis jau yra priklausomas nuo šitų maistinių medžiagų, jam jisai reikalingas kaip oras ir vanduo. Pažiūrėkite, kaip įdomiai veikia nėštumas. Nėštumo metu šitos autoimuninės ligos gali turėti labai šviesų periodą. Čia irgi mokslininkai tyrinėja, kodėl ir kokia čia gali būti priežastis. O kartais būtent po nėštumo, po gimdymo atsiranda šitos autoimuninės ligos. Dar ką stebi, kad pirmieji signalai atsiranda paauglystėje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad labai surišta su hormonais. Kas vyksta paauglystėje? Brendimas, hormonų dominavimas atsiranda. Apie virusą aš jau trumpai, apie tą bučinio ligas, mononukleozės papasakojau. Ir kokie dar dasideda, ne tik tai išorės, bet ir mūsų rūkymas, apie glifosfatą aptariam, nanodalelės, bakterijų toksinai, labai įdomiai, manau, kad ir aliuminis maiste, sunkieji metalai. O kiek kosmetikoje mes turime šitų įvairių ir ypač manau, kad moteris mes ir nukenčiam ir turim tas skydliaukės problemas, kiek mes naudojame ir dažų plaukams, ir kremų, kurių sudėtyje ten paskaičius yra ir parabenų, ir tikrai ne šitai auditorijai man aiškinti, bet stenkimės eiti prie tų natūralių medžiagų. Tai yra mūsų šansas. Ir mechanizmai, kaip jie susidaro, kada yra žarnyno uždegiminės ligos, yra, pavyzdžiui, dėl padidinto cukraus kiekio kraujyje, yra toksai jungtis, gliukozė pradeda jungtis, kabintis, aplimpa tas cukrus prie baltymo. Taip kaip mes ruošiame dabar kepsniukus, pavyzdžiui, kepėm šonkauliukus ar paukštienos, ten vištienos sparnelius ar kulšeles kepam, mėgstame įtrinti, užbarstyti cukraus, ar netgi turime iš kiniečių virtuvės ten su medum paruošti. Tai yra pats netinkamiausias produktas, kokį mes pasigamintume. Pažiūrėkime, kada ir taip yra daug cukraus, mėgstam saldumynus kraujyje, jis prisijungia prie kraujo baltymų ir tas procesas vadinamas glikozilinimas. Ir tokie glikuoti būtent baltymai, tie, pavyzdžiui, kraujo kūneliai, eritrocitai, jie nebegali prisijungti tiek deguonies, kiek jis yra aplipęs šitą struktūrinių kompleksų. Ir imuninė sistema nebeatpažįsta tokio komplekso, nes organizme toks neegzistuoja, jis susiformavo ir imuninė sistema jį įvertina kaip kenksmingą medžiagą ir tai prasideda ir kraujagyslių uždegimas, ir tie vaskulitai vadinami, ir tie pažeisti baltymai, kuo jų daugiau žmonių organizme, tuo imuninė sistema reaguoja stipriau. Ogi mūsų tas kontaktas cukraus su baltymais ne tik pačiam maiste, bet ir pačiam organizme formuojasi diena iš dienos, tą imuninę sistemą mes erziname, dirginame, sekiname ir dėl to gauname tą tokį atsaką stiprų. Ir ypatingai kenksminga mokslininkai teigia, aišku, čia ne mano sugalvota, čia mokslininkai teigia, kad yra kenksminga fruktozė. Tai yra, atrodo, vaisius valgyti, kas tai yra fruktozė. Tai iš vaisių išgryninta, gauta natūrali fruktozė. Jinai buvo labai aktyvinama cukraligė sergantiem. Galvojama, kad gliukozės gaus fruktozės, tai bus labai gerai. O pasirodo, tos fruktozės kepenys ir organizmas, ypatingai kepenys reaguoja. Sunku perdirbti, žymiai sunkiau ir jinai taip pat turi neigiamą įtaką. Be abejo, kada mokslininkai ir dietologai jums sakys valgyti vaisius ir uogas,
Aš asmeniškai jau visada prašau, rinkitės tik tai nesaldžius, kur tos fruktozės mažiau. Ar tai greipfrutas, ar kivis, tikrai jau jūs tos tokius nesaldžius, šilauogės labiau reikėtų pamėgti, nors šalia jie turi tas skaidulinės medžiagas, teigiama, kad tas fruktozės, tas poveikis yra kiek silpnesnis, bet jeigu jūs matote, kad yra saldiklis įdėtas fruktozė, tai tikrai jau tą žinią turėkite jau, kaip sakant, omeny. Kas dar per žarnyną patenka? Aišku, patenka ir su vandeniu, ir su maistu, ir patenka įvairiausi patogenai, mikrobai, jeigu mūsų skrandis ar rūgštingumas nėra pakankamas, arba jeigu mes labai ilgai naudojame tą antacidą prieš rūgštingumą vaistus, tai mes turime šansą, kai jie nueis į žarnyną, sukels ten ir chemikalai, nesuvirškintas maistas. Nesusimastome, kaip svarbu yra sukramtyti. Jeigu mes nuryjame, į skrandį ateina nesukramtytas maistas, skrandis priima irgi jį kaip svetimkūnį. Jis nežino, ką su juo daryti, nes nėra smulkių dalelių. Organizmas pasisavina tik tai praėjęs didžiulę cheminę laboratoriją, fermentų dėka, suskaldydamas iki sudėtinių dalių angliavandenius, iki gliukozės, baltymus, iki aminų rūgščių, riebalus, iki riebalinių rūgščių. Ir tai yra bet koks sutrikimas pakeičia mikrobiomą, mūsų tą vadinamą disbiozės, disbakteriozės, ir pakelia galvą toksinės bakterijos, kurios labai labai mėgsta mūsų tokį, kaip aš visada sakau, pavyzdžiui, kandida, tai tiesiog švenčia, didžiulė puota vyksta žarnyne. Jeigu mes turime kandidozę, tai jinai gavusi cukraus, ten vyksta ir šampano, ir purslai, ir burbulai, ir turime pasekmes, ir matome, kaip tas sutrikdo. Ir prasideda tas vadinamasis pralaidų žarnynas arba kiauras žarnynas, taip tiesiai šviesiai ir sako. Vokiečių patanatomas sudarė netgi naują anatomijos knygą, patanatominę knygą, Frankas Nekteras, ir ten nurodo tiesiai šviesiai, ko mūsų studijų metais nieks nebuvo kalbama apie pralaidų žarnyną, buvo galvojama, kad jis jokių būdų negali būti kitoks, kad jis atlieka normalią funkciją, bet dabar ištirta, kad tas pralaidų žarnynas mums būtent ir praleidžia į vidinę organizmo terpę ir sukelia gleivių uždegimą ir tie antikūnių padidėjimas. Manau, kad jau daug maž jums ryškėja bendras vaizdas to viso mechanizmo, kaip užsiveda šita liga. Ir čia būtent imuniteto sutrikimas ir nurodom, pirmoje eilėje matote va šičia, kaip yra kiauras žarnynas, lėtinės infekcijos, estrogeno dominavimas, jautrumas maistui, antinksčių išsekinimas, tai yra stresas, toksinai, chemikalai ir to mūsų mėgiamo cukraus, tada yra insulino, irgi insulino receptoriai nebereaguoja į gliukozę ir gali susiformuoti netgi maisto mitybinių medžiagų, mikro makro elementų, vitaminų deficitas ir tada irgi imunitetas mums neveiks. Aš tiesiog šone šitos skaidruolės nurodyta, kaip turi įtakos protinis emocinis faktorius, tai yra susibalansavimas streso, miego ir dienos ritmo režimo. Tiesiog tie simptomai, turbūt jūs patys man išdėstytumėt kiekvienas čia savo simptomus ir tikrai mačiau, kad dominavo lėtinis nuovargis, sąnarių skausmai, raumenų skausmai, sunkumas susikaupti, didžiausi pokyčiai matomi odos, jautrumas saulei, virškinimo sutrikimai, plaukų srinkimas, pasikartojantis karščiavimas, patinusios liaukos, niežulys ir daug požymių jau tikrai mes beveik ir aptarėme. Čia tie patys simptomai, aš turbūt ir nesikartosiu.
Ir trumpai tos matomus pokyčius odoje, kad gali netgi tokie susidaryti odoje sukietėjimai, kada sustingsta sąnariai, sunku sulenkti, kai sukietėja mūsų jungiamasis audinys, tie raiščiai, sąnariniai tarpai užsipildo uždegiminėm medžiagom, tai ta tokia vadinama skleroderma, lyg tai sukietėja plotai odoje. Tai to jungiamojo audinio jau atsidėjimas netgi kalcio, kalcinozė vadinama, kalcifikacija, kur gali dar atsidėti šitie, netgi gali atsidėti ir stemplėje ir būti refliukso priežastim, kada stemplė nebetampa tokia elastinga, o jinai tampa kieta, spazmuota, tokia nebepralaidi, sudėtinga ir netgi ryjant maistą. Ir kada jau tas vyksta kraujagyslėse sukietėjimas, tokios kraujagyslių įsiplėtimai, vadinamas teleangiectazijos, čia aišku didžiulė dirba grupė medikų, dermatologų, reumatologų ir daug specialistų šitą kryptim teikia mums pagalbą. Ir pažiūrėkime, kaip aš jau minėjau, mano tas teiginys, aš jums jau tik kartojusi, kad tie uždegimai kartais gali visiškai žarnyne nebūti, bet jeigu yra tas kiauras žarnynas, jie per limfą, per kraujotaką nunešama kitur ir atsidūrė kituose audiniuose, imuninė sistema pradeda ataką prieš šitos nuneštus toksinus ar baltyminės medžiagas. Taip, apie žarnyno gleivinės pralaidumą mes tikrai turėjome jau daug, bet aš vis tiek sugrįšiu, nes mačiau, kad čia yra klausančių ir pirmą kartą šitą temą. Būtent plonosios žarnos gleivinė ir yra išklota vienos ląstelės sluoksniu. Ir tas tarp ląstelių yra jungtis. Jeigu tos tarp ląstelių jungtis atsiskiria, kaip aš minėjau, tai susidaro nebesaugi kūno vidinė terpė. Ir visos maistinės medžiagos, tiek geras, tiek blogas, patenka į kraują, patenka su visais toksinais, patogenais, mikrobais, nesuvirškintų maistų. Tai va šitą tiesą, aš manau, jau šiandien įsiaiškinsim iki galo. Ir tai ir yra lėtinių uždegiminių alerginių reakcijų išraiška organizme. Aš noriu pabrėžti, kad čia yra vienas iš tokių ryškiai įrodomų ir jau mediciniškai ir moksliškai įrodomų faktorių apie tą žarnyną. Bet yra ir daugiau kitų faktorių, kur galbūt, kaip sakiau, gali atsirasti po gimdymo, po visų hormoninių pokyčių. Ir turbūt visiems labai geras yra žinomas dabar gliuteno, netgi atsidarė parduotuvės be gliuteno, perkame produktus, skaitome etiketės, žiūrime. Ir kadangi gliutenas tapo numeris 1 žarnyno pralaidumo priežastim. O kodėlgi? Jisai būtent aktyvuoja tą, kaip aš sakau, užtrauktuką tarp ląstelių yra jungtis. O tą jungtį atidaro padidėjęs baltymas zonulinas. Čia vėlgi jums sudėtingas toks pasakymas, bet skaitydami rasite ir galbūt iš gydytojų kas nors jums tą paaiškins, jūs jau tą truputėlį žinosite. Ir prasideda, būtent formuoja autoimuninius procesus organizme. Kodėl mums šiai dienai yra labai tas gliutenas aktualus? Ogi todėl, kad pirmagrūdžiuose kviečiuose glitimo, to klyjaus vadinamo, to baltymo buvo 18%, o dabar išvestos ir kvietrugiai, ir kad jie būtų derlingi, ir kad jie būtų purus konditeriniams gaminiams patogus gaminti, vis tiek jie yra genetiškai pakeisti ir juose yra glitimo iki 40%. Tai štai kur mes turime, kaip sakyti, pažangą su 2 lazda turi 2 galus.
O organizmas, mūsų genetinis kodas, mūsų žarnynas prie tokios proporcijos, prie tokio pasikeitimo dar nėra prisitaikęs evoliucijos eigoje. Galbūt už kokią 100 metų jau karta mūsų palikuonys, galbūt jau jie visai kitaip reaguos, bet kiek tenka lankyti Skandinavijos šalyse, tai ten tiesiog kavinėse užrašytas apskritimas ir kviečio varpa yra perbraukta. Reiškia, čia be gliuteno, čia turite pasakyti padavėjui ir taip toliau, pageidavimus pasakyti savo problemas. Ir tas žarnyno pralaidumas gali būti ir genetinis polinkis, jeigu mes turime tą prie Krono ligos, celiakijos, prie reumatoidinio artrito, spondilo artrito, dirgliosios žarnos sindromo, netgi nutukimą čia įvardė, onkologiją, kepenų suriebėjimą ir daug. Autizmas, praktiškai čia aš turbūt tik įvardinsiu vienu žodžiu kologenozės arba autoimuninės ligos. Dėkui, kad žiūrėjote iki pabaigos. Jeigu norite matyti daugiau panašių paskaitų, spauskite mygtuką prenumeruoti. O jeigu domitės sveikatingumo, sveikos mitybos bei psichologijos temomis, kviečiu jus užsukti į mūsų puslapį www.psichologijoscentras.com. Ten rasite ir pačius populiariausius mūsų sveikatingumo kursus. Labai rekomenduoju jums mitybos specialistės Tautvilės Šležaitės Miller kursą sveikos virškinimo sistemos strategijos, kuriame lektorė papasakos apie tai, kaip pagerinti virškinimą esant skrandžio veiklos sutrikimams, o taip pat apie kepenų detoksikaciją, žarnyno veiklos ir mikrobiotos ryšį bei organizmo valymą. Na, o jeigu ieškote visapusiškų žinių apie sveikatą ir apie limfinę sistemą, kviečiu jūs pasidomėti gydytojos jau gerai jums pažįstamos Birutės Čijunskienės kursu Kaip efektyvinti limfinės sistemos darbą, kuriame išgirsite gydytojos patarimus, kaip namų sąlygomis stimuliuoti limfą, skatinti limfosorpciją, kepenų apsaugą ir kaip savarankiškai atlikti limfos savimasažą namuose. Na, o jeigu esate smalsūs, kviečiu jūs dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 10 panašių video edukacijų psichologijos ir sveikatingumo temomis. Iki kitos savaitės.